visi, mano vardas Eglė ir aš sveikinu su jumis Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro tinklalaidėje Dialogai. Ir šį kartą noriu pakviesti jūs į pokalbį su Darium Docium, Klaipėdos apskrities pagalbos vyrų centro ir emocinės paramos vyrams linijos vadovu bei geštalto psichoterapijos praktiku. Sveikas, Dariau. Labas, Eglė. Malonu, kad pakvietei. Malonu, kad sutikai pasidalinti savo žiniomis, savo patirtim. Tai aš pirmiausia gal norėčiau ir nuo tokio įvadinio klausimo, nes pati žinau, kad dar prieš atsirandant vyrų linijai, tu jau tuo metu anksčiau turėjai ir vyrų grupę, kur tarsi stiprino tą emocinę sveikatą, emocinę paramą viens kitam. Iš ko kilo tasai noras įkurti grupę, įkurti tą bendruomenę vyrams paramos? Viskas prasidėjo galbūt nuo mano paties asmeninio gyvenimo pokyčių. Tai visų pirma, dalyvaudamas vienoje iš stovyklų, saviugdos, asmeninio augimo stovyklų, konkrečiai vyrams, aš supratau, kad žinios, kurias aš gaunu ir įgūdžius, kuriuos man suformuoja lektoriai, vedėjai ir taip toliau, jie puikiai veikia, bet labai ribotą laiką. Ir deja, tada tenka vėl ir vėl grįžti į stovyklas ir vėl pasisemti vėl naujos išminties, pastiprinimo, palaikymo. Na, arba dėja, kaip ir daugumai, kuriuos girdėjau po to istorijose, visa tai, kas sužinoma, tai, kas suformuojama kaip naujas įgūdis, jisai per laiką vėl atšimpa, atbunka ir vėl mes grįžtame, ir žmonės, šiuo atveju vyrai, grįžta prie tų pačių elgesio normų. Ir iš to man kilo mintis, kad tam, kad mes galėtume tai išsaugoti, išlaikyti ir gal netgi kelti į dar aukštesnį lygį ir labiau puoselėti naujas vertybės, naujus įgūdžius suformuotus, dar labiau juos stiprinti, supratau, kad reikėtų turėti tokią nuoseklę pastoviai besirenkančių vyrų grupę, kurie galėtų kartą į savaitę susitikti ir pasikalbėti, o kaip jiems sekasi išlaikyti, kaip taikyti tas žinias, kaip išlaikyti tos įgūdžius, kurie nauji suformuoti. Ir galvodamas, o kaip tos vyrus pritraukti, kad jie ateitų ir kalbėtųsi ir dalintųsi, ieškojau kūrybinio sprendimo ir žinai, Eglė, kas labiausiai padėjo, tai kad mes Klaipėdoje gyvenantis turime jūrą. Tai aš galvoju, galbūt pakviesti vyrus į iššūkį, kelti šeštadienio rytais anksti ir susitikti prie jūros, pasportuoti, išsimaudyti šaltam ištisus metus vandenyje, taip tarsi save grūdinti, savo kūną, ir po tų susitikimų prie jūros metu, antroje fazėje susėsti ratą ir pasikalbėti, o kaip sekasi to gyvenimo kasdienybėje, kur stringa, kur reikėtų palaikymo. Tokiu būdu gimė Pajūrio vyrų klubas, kurio, kaip sakant, įkūrėjų ir buvau aš, o vėliau su didelė komanda pasiskirstėme rolėmis ir toliau vystėmės, ir beje, klubas iki šiol gyvuoja, turi stabilius narius, stabiliai besirenkančius narius ir toliau puoselėja ne tik tai emocinę, bet ir fizinę sveikatą. Tai tokia buvo pradžia. Labai, labai svarbus du tokie dalykai, ir emocinė, ir fizinė sveikata. Man patiko net išgirsti iš tavęs, kaip tu atradai kūrybiškai būdą sudominti, pritraukti vyrus, nes iš tikrųjų, kai pradžioje tavęs klausiausi, tu minėjai, kad tau buvo svarbu kurti emocinės savitarpio pagalbos paramos tą grupę, bet kaip pritraukti. Ir man toks kirbėjo klausimas, ir tu iš karto jį ir atsakei. Ir taip kūrybiškai atradęs tą būdą, ar noriai iš pradžių rinkosi, ar reikėjo visgi laiko, kad augtų tą bendruomenę? Surinkti vyrus ir juos palaikyti, Eglė, nebuvo sudėtinga, nes jie iš principo pirmapradėme žingsnėje ėjo į iššūkį. Atsikelti 5 ryto, važiuoti prie jūros, koks oras bebūtų, patirti jūros vandens šaltumą, ypač žiemos metu, tamsoje susirinkti kaip kažkokia neformali bendruomenė, pasportuoti, tenai sėdėti su termosiukais, kalbėtis. Bet didesnis buvo, Eglė, iššūkis kalbėtis apie tai, kas skauda. Nes sporte daugiau mažiau visi stiprus, visi pasiekė tam tikrus rezultatus, apsijungė, bet kai reikėdavo prabilti apie tai, kaip jaučiasi pastaruoju metu,
kas vyksta žmonių gyvenime, kokie jausmai užspausti, neišsakyti. Ten buvo didžiausias, Eglė, mano iššūkis, taip juos prakalbinti. Na, ir tas prakalbinimas ir jo pasekoje pamatyti rezultatai, kai žmonės pritraukti per sportą ar per iššūkį, prakalbsta apie tai, kas jiem yra svarbu iš tikrųjų gyvenime. Prisiklausęs tų istorijų, aš supratau, kad šita idėja yra svarbi puoselėti sveikatą fizinę, grūdinti sveikatą savo, bet tuo pačiu supratau, kaip svarbu ir kalbėtis. Na, ir iš to truputį galiu jau vesti toliau ir gimė tokia idėja, beje, labai stipriai pastiprinta jūsų centro vadovės gerbiamos Dalios Puidokienės ir jos pagalbos moterim linijos savanorių komandos daryti, organizuoti ir kurti liniją, būtent specializuojančiose pagalbą vyrams, emocinę pagalbą vyrams. Paramą tiksliau, ne pagalbą, bet emocinę paramą vyrams. Tai prieš jau beveik 5 metus ši linija startavo su lūkesčiu, kad, žinot, sulauksim labai daug skambučių, paskiau realybė parodė, kad prikalbinti vyrą išdrįsti paskambinti į liniją ir išsakyti sunkius jausmus, pakalbėti apie tai, kur gyvenime stringa arba kaip jaučiasi skyrybinėme procese arba išgyvendami socialinę vienatvę ir taip toliau, pasirodo buvo didelis iššūkis, nes vyrams kalbėti apie tai žymiai sudėtingiau negu atsikelti 5 ryto šeštadienį ir prie jūros nusimaudyti ir pasportuoti. Tai iš tikrųjų, kai linija atsirado, tai jaučiu tokia buvo nelengva ta pradžia, bet kur dabar esat su linija ir su ta emocinė parama, kurią teikėte vyrams? Ar tų skambinančių vyrų atsiranda daugiau išdrįstančių kreiptis, dalintis savo patirtimis, savo nuoskaudomis, galbūt kažkokiomis? Tuo metu, kai linija tik startavo, aišku, buvo didelis iššūkis žinomumo prasme, kad kuo daugiau žmonių populiacijai sužinotų, kad mūsų linija yra ir kad jinai specializuojasi pagalba vyrams. Sakyčiau, patys kol kas šiandien dienai intensyviausi metai buvo 2023 metai, kuomet ir finansavimas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo didžiausias tuo metu. Ir turėjome didžiausią savanorių ratą savo komandoje. Tuo metu mes, galima sakyti, iki šiandien dienos buvome pike, daugiausiai skambučių sulaukime ir didžiausiai kiekį jų atsakėme ir teikėme emocinę paramą. 24 metai ir ta dinamika stipriai krito, todėl kad finansavimo 24 metais mes nesulaukime. Na ir kaip aš sakau, tik tai itin motyvuotų mūsų linijos savanorių dėka šita idėja neužgeso, nes aš jau beveik buvau pasidavęs ir pasakęs, kad gal pakanka, kad yra vilties linija, kurie teikia emocinę paramą tiek vyrams, tiek moterims, kad yra įvairiausi kiti ir jaunimo, ir moterų, ir seniorų linijos. Galvoju, gal iš tikrųjų net to ir nereikia. Bet mūsų savanoriai neleido užgesti šitai linijai ir pasakė, žinot, jums Dariau, jeigu nereikia, tai jeigu jūs pasiduodat, mes nepasiduosim. Ir mūsų tas ištikimiausias savanorių ratas lėmė tai, kad linija tarsi šiuo metu išgyvena antrąjį gyvenimą, kai šiandien dienai turime tik tai tuos savanorių senbuvius, kurie kartais būdė žymiai daugiau negu mes esame su jais sutarę, kad jie būdėtų per mėnesį ir jie ir yra tas didžiausias impulsas man nesustoti ir aukti. Ir jau šių metų pabaigoje gavę ir vėl finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o tai ir yra iššūkis, kad esame labai priklausomi nuo finansavimo gavimo arba negavimo. Šiais metais mes rudenį planuojame naują grupę rinkti savanorių ir taip po truputėlį didinti tiek savanorių gretas, tiek emocinės paramos teikimo valandų kiekį per parą. Taigi esame tam tikrą žodžio prasme dabar emocinėme pakilime, o jau neužilgo, tikiuosi, antroje pusėje metų arba judant link 26 metų, aš galvoju, kad mūsų linija, apsijungdama su kita vyrų linija, kuri yra iš Kauno, teiksime ir toliau ir stiprinsime
dviejų pakopų pagalba. Tai visų pirma, mūsų linija, kaip nelik vienas linija, teiks ir toliau emocinę paramą vyrams, o kita linija, vyrų linija, kadangi jinai yra paremta, sakykime, specialistų konsultavimu, tai yra psichologų, psichoterapeutų, teisininkų, jinai teiks antrinę, jau šiuo metu teikia ir toliau teiks antrinę pagalbą, taigi mes siekiame kompleksiškumo, kur galima ne tik įsiventiliuoti sunkesnius jausmus, bet ir gauti kompleksinės paslaugas vyrams, specializuotas vyrams. Aš dar tavęs beklausydama, kai tu pradėjai minėti apie savanorių gretas, man toks net ir klausimas kilo, kaip sekasi tuos savanorius rinkti, ar tie savanoriai daugiau vyrai, moterys, ar noriai jungiasi į tą savanorystę. Kalbant apie savanorius, mes starte pradėjome nuo galbūt kiek kitokio formato negu kitos emocinės paramos linijos ir mes pakvietėme, nes mūsų technologinės galimybės leido nuo pat pradžios, mes kvietėme savanorius iš visos Lietuvos iš karto. Ir šiuo metu mes neturime kažkokio konkretaus regiono, iš kur yra visi savanoriai. Ir tuo pačiu, Eglė, noriu pasakyti, kad tai yra ir žymiai lengvesnis pritraukimas žmonių, kurie norėtų savanoriauti ir iššūkis, o kaip bendruomeniškumą išsaugoti, kai visi per visą Lietuvą išsimėtė, kai negalime tiesiog vakare pasikviesti pyrago, pavalgyti ir pasikalbėti neformalioje aplinkoje, kaip sekasi, ne tik tai formaliai apie supervizinius procesus kalbėti, atvejo aptarimo grupės turėti, bet ir bendruomeniškumą skatinti ir puoselėti, tai čia yra iššūkis. Tai šiuo atveju mūsų savanoriai yra iš visos Lietuvos. Šiandien dienai truputį daugiau negu pusė yra moterų ir truputį mažiau negu pusė yra vyrų. Visai nesenai išvedžiau amžiaus vidurkį. Tai amžiaus vidurkis yra 47 metai, bet lygiai tiek pat, kiek man. Tai rodo, kad dauguma mūsų savanorių yra jau gyvenimo paragavę. Jau išgyvenę ir patys ir asmeninių krizių, ir netekčių, ir praradimų. Taigi, žinot, skambinantysis gauna ne tik išklausimą, palaikymą, pastiprinimą, bet ir gyvenimiškos patirties, jeigu jos iš savanorio reikia. Tai galbūt dėl to ir atsakymas, kad ir tas savanorių mažėjimas nėra toks didelis, net ir tada, kai jie negauna kažkokio bendruomeniškos veiklų, susitikimų, maikučių, džemperiukų, knygų, pakvietimo, jie labiau eina tai su labai brandžiu požiūriu į savanorystę, kad jie ateina visų pirma pabūti su tais, kuriems to reikia ir mato tame didelę prasme. Taigi jiems tarsi to saldainėlio nereikia ir skatinti, prisijungti į savanorystės valandas, priminti, man nereikia, jie patys užsipildo taip gražiai, kad net tų paskatinimų nebūna. Tai galbūt ta ir yra mūsų sėkmės paslaptis darbė su savanoriais, kad atrankoje ateina tie žmonės ir dažnu atveju tie, kurie turi kitų ketinimų, su laiku atsitraukia, lieka tik tie žmonės, kurie turi viduj gilų įsitikinimą šitos pagalbos prasmės, mato tame prasme. Ir jiems svarbus bendruomeniškumas, net ir jeigu jis yra per nuotolį. Taigi aš džiaugiuosi mūsų brandžiais savanoriais. Savanorystė iš tikrųjų tai galbūt tokia patirtis, kur gauni tą abipusę naudą ir tas žmogus, kuris skambina, ir tas savanoris, jį taip pat augina labai tokio empatiškumo ir susitapatinimo su kitu ir kito patirtimi. O grįžtant prie pačių vyrų emocinės sveikatos, kaip tu manai, gal net ne tik kaip vadovas centro, bet ir kaip ir psichoterapeutas geštalto, kodėl vyrams vis dar sunku kalbėti apie savo jausmus, ypač santykiuose? Tai visų pirma, mes galime prieiti prie to jau gana plačiai visuomenėje išdiskutuoto ir jau dekonstruoto pasakymo, kad visų pirma tai stereotipizuotas ir stigmatizuotas požiūris. Stereotipizuotas, kad vyras turi gebėti pats susitvarkyti su savo problemomis, koks jis vyras, jeigu jis ieško kažkur pagalbos, tai yra viena perspektyva. Na ir kita perspektyva, kad tiesiog, ir jeigu atkreipiate dėmesį, mes net nesivadinam krizių centru, mes tai gražiai sušvelniname iki pagalbos centro, ateity planuojam netgi pagalbos žodį
pakeisti į gerovės centrą. Žinot, žaidžiam pagal tam tikras taisyklės, kad tik tai kuo didesnis kiekis vyrų ryštusi, sakykime, pagalbai, nes tai visgi yra gana ribojantis ir socialinės normos vis dar gana stipriai sąlygoja kai kurių iš vyrų nesikreipimą pagalbos, o kartais ir rinkimąsi lengviausių kelių į patį prasčiausią pasirinkimą. Turbūt, Eglė, suprantai, mes vis dar kalbame apie didelius kiekius savižudybių ir dažnu atveju kalba savižudžių arba žmonių nusprendžiusių savo gyvenimą pabaigti patiems artimieji, kad sako, tas žmogus lengviau pasirinko mirti, negu ištiestą pagalbos ranką. Tai mes vis dar suprantame, kad ypač vyresnės kartos atstovam žengti pro mūsų centro duris ir pasakyti, Dariau, aš manau, kad man reikia pagalbos, vis dar per sudėtingas žingsnis ir dėl to mes su kolegomis įvairiausiais kūrybiniais eksperimentais ieškome, kaip prisivilioti tų vyrų mūsų centrą, nes čia turbūt krizė neturi lyties, vyras ar moteris, bet kitaip negu moterims, vyrams, kai kuriems pripažinti, kad jie nesusitvarko ir ieškotis pagalbos yra itin sudėtinga. Ir iš karto norėdamas išbėgti įvykiam už akių noriu pasakyti, kad vienas iš mūsų naujausių paslaugų, kurias mūsų centras teikia, tai yra savigalbos grupės vyrams. Jos netgi tam tikrą žodžio prasme yra efektyvesnės negu individualios konsultacijos. Ir tą patvirtina moksliniai tyrimai, tas vadinamas angliškas terminas peer-to-peer arba kontaktas, kuriame arba aš ir tu, arba mes visi toj pačioj valtyje esantys galime dalinti savo patirtimis tarpusavį, būti nepasmerti, būti nenurašyti, vienas kitą girdėti, pastiprinti. Taigi savigalbos formatas leidžia šiandien dienai vis daugiau vyrų pritraukti į mūsų centrą. Na, o po to jau dažniausiai apdirbtas, apšildytas kontaktas, jie supranta, kad savigalbos formato neužtenka, kad yra tam tikros įsišaknyjusios kažkokios tai traumatyvios patirties, išgyvenimai. Ir tada jau žengti pas psichologą į individualias konsultacijas tampa žymiai lengviau, tarsi mes apšildome kontaktą ir tada sakom, žiūrėk, bet yra priklausomybių konsultantas, yra psichologas, yra sielovadininkas. Kviečiu, nueik, pabandyk. Ir kai jis jau žengia šitą pirmąjį žingsnį, jis mumis pasitikė. Taigi šitoj vietoj, Eglė, svarbus pasitikėjimas, kur aš einu, ir jį riboja baimė būti identifikuotam, anonimiškumas, ar jis nebus pažeistas, ar kažkas sužinos, kad aš lankausi. Todėl mūsų kabinetas yra ofisų grupėje ir netgi ant durų neparašyta vyrų krizių arba pagalbos centras, nes tai jau savaime galėtų būti ne tik tai galimybė lengviau surasti mūsų duris, bet ir tuo pačiu blokas, kuris pro tas duris gali ir neleisti žengti vyrui. Tai štai toks atsakymas, kad visuomenėje vis dar gajus stereotipai apie vyrą, kuris turi susitvarkyti, vyrą, kuris privalo neverkti, nerodyti savo jausmų, arba ir bendrai, kad aš nesu kažkoks nesveikas, nenormalus, tai yra stigmatizuotas tas požiūris, man tikrai nereikia kažkokio tai ten psichologo, psichiatro, su manimi yra viskas gerai. Taigi po truputį kalbėdami apie tai vis garsiau, mes po truputį viliojamės vyrus, kad jie žengtų tą žingsnį, ateitų pasikalbėti, o ten jau bus aiškiau, kokios pagalbos konkrečiai jiems reikia ir kur mes galime jiems pasitarnauti. Man pačiai visada kirbėdavo, kaip tos patirtys vaikystėje siejasi galbūt toliau, kai tu užaugi ir tampi agresyvus, pradedi net smurtauti prieš savo artimą. Ir aš visada matydavau tą sąsają, bet man pritrūkdavo tos diskusijos ir to gilesnio sprendimų ieškojimo šitoj problemui. Kaip tu pats pastebi, ar tos neišspręstos emocinės problemos ir vaikystės traumos gali virsti smurtiniu elgesiu? Tai, žinai, Eglė, aš atsakysiu labai paprastai. Tai visų pirma, net nėra hipotezės lygmenį, tai jau yra klinikinės psichologijos ir mokslo, socialinių mokslo įrodyta, kad tiesioginis ryšys tarp to, kokiam lauke, aš kalbu bendram lauke vaikas auga,
ir ką jis jame patiria, kokias elgesios normas jisai mato per savo pačius artimiausius, brangiausius žmonės, tai jis atsineša į savo suaugusio gyvenimą ir tai yra visų pirma ir išmoktas elgesys, kai vaikas mato, kas vyksta jo artimoje aplinkoje, jeigu tėtis kelia ranką prieš mamą, arba tėtis ir mama mušasi, arba palaikomas smurtinis elgesys, galų gale paties tėčio, pavyzdžiui, arba mamos pasakymas, o tai dažnai girdžiu, kad jeigu prie tavęs lenda, iš tavęs šaiposi, tai tik prieik ir dėk į veidą. Ir daugiau prie tavęs nelys. Tai tarsi smurtas ir šiuo atveju fizinis smurtas yra viena iš tarsi skamba kaip priemonių, kuri gali išgelbėti nuo patyčių ir taip toliau. Tai visų pirma, išmoktas elgesys. Visų antra, jeigu kalbėtume apie vyrų psichologiją, tai dar yra tuo pačiu ir skausmo maskavimo principas. Taigi, tarsi užsidedama tam tikra kaukė, po kurią tas agresyvumas gali pasireikšti ir tuo pačiu po tuo agresyvumo kaukę slepiasi ir tuo pačiu ir bejėgiškumas, ir baimė, ir tai irgi yra matyta aplinkoje, kurioje vaikai, o paskiau suaugę vyrai auga. Ir kas be ko, jeigu ten ir tada tas elgesys nebuvo užfiksuotas, nebuvo aptartas, nebuvo pamokinta kitokių formų, tai tampa norma. Tai nieko keisto, kad vaikai ir ypač iš disfunkcinių šeimų, ir ypač iš šeimų, kuriuose yra pastovus smurtas, nepriklausomai, net jeigu tai ir nėra fizinis smurtas, kur daug psichologinio smurto, seksualinio smurto, vaikai viską rekordina, įsirašinėja per savo akis ir per savo ausis, įsirašo į savo atmintį, ir dėja, bet paskiau atkartoja tai, ką matė. Taigi tai yra toks kompleksinis visas darbas, kad norint sustabdyti smurtą visokiomis įmanomomis formomis, reikia pradėti dirbti su vaikais nuo pat mažiausiojo amžiaus, nuo darželių, mokyklų, nes kai mes jau prieiname amžių, kada susiformavusi yra asmenybė ir tos asmenybės elgesį keisti tampa itin didelis iššūkis, nes tas elgesys jau yra suformuotas. Ir jeigu mes prieitume po truputėlį prie dar vienos iš potemių, kalbant apie smurtinio elgesio keitimo mokymus, tai yra didžiulis iššūkis, nes didžioji dauguma žmonių, jie tarsi sako, man to nereikia, arba taip mane auklėjo, taip aš mačiau, taip ir aš taikau savo vaikams arba su savo artimu elgiuosi, manęs tu jau nebepakeisi. Tu gali mane priboti, tu gali mane priversti lankyti mokymus, bet mano elgesį pakeisti, žinot, visų pirma reikia vidinės didelės motyvacijos eiti pokyčio keliu ir tai dažniausiai neužtenka vieno kito vizito, reikia elgesį pakeisti kartais ir metų ir daugiau laiko. Taigi tokių motyvuotų žmonių, kurie norėtų pakeisti savo smurtinį elgesį į kitokį, tai reikia visų pirma ir vidinės stiprios motyvacijos, ir noro sąmoningėti, tapti labiau išmintingais ir kontroliuoti savo elgesį, transformuoti tam tikrą energiją, kuri yra nevaldoma, į suvaldomos elementus ir tada siekti galbūt kiek įmanoma harmoniškesnio gyvenimo. Tai nuo vaikystės iki suaugusio pasaulio, nieko keisto, jeigu vaikai žiaurūs vaikystėje, kad jie tampa ir lieka žiauriais suaugusių pasaulyje. Ir kai patiria žiaurę vaikystę taip pat. Taip, būtent, kai jie patiria žiaurę vaikystę, tai tampa jiems norma arba atsikartojimas, kurią jie taiko ir prieš savo artimą aplinką, tapdami labiau įgalūs tai padaryti, nes dabar aš jau turiu ir raumenų, ir jėgos, ypač jeigu kalbėtume iš vyrų perspektyvos, kalbėdami apie psichologiją, apie fizinį smurtą. Bet čia atskira potėmė ir norėčiau pasakyti, kad šiandien dienai mane šiek tiek, negalėčiau pasakyti, kad žeidžia, bet atrodo lyg tai pristabdo toks požiūris, kad vyras matomas kaip smurtautojas, o moteris matoma kaip auka. Nebūtinai. Ir aš norėčiau dar ir parodyti, taip truputį įsiplečiant pasakyti, kad ta pati statistika byloja, kad yra ir smurto aukų vyrų tame tarpe. Bet žinot, jeigu remsimės tik tai statistiką, kiek jūs, sakykime, praneša apie tai
tai būtų ne iki galo tiksli informacija, todėl kad identifikuoti patiriamą turtą ir apie smurtą ir apie jį pranešti ir pasakyti, taigi ir vėl tie patys tam tikri stereotipai, suvaržymai, gėdos jausmas, silpnumo parodymas. Taigi ta statistika nėra tokia. Ir kai mes kalbam apie smurto auką vyrą, mes dar reikėtų suprasti, kad nebūtinai prieš moterį tas smurtas gali būti. Tai gali būti prieš vaiką, prieš kaimyną patirtas smurtas, prieš giminaitį, darbovietėje, prieš kitą kolegą ir taip toliau. Taigi vyrai vienodai taip pat kaip ir moteris patiria smurtą įvairiausių formų, galbūt vienų mažiau, kitų daugiau, bet tai nėra vien tik tai toksai stereotipizuotas vaizdas, kad moteris auka, vyras smurtautojas, reikia remontuoti vyrus, reikia padėti moterims. Vyrams irgi reikia pagalbos ir netgi tiems, kurie šiuo metu kelia artimai aplinkai pavojų, nes jeigu mes juos tik drausminsime ir ribosime, vargu ar mes pasieksime efektyvių rezultatų. Reikia su jais kalbėtis, reikia juos išgirsti ir tai yra didelis kelias, ko pasiekoje galime, sakykime, pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Kalbant apie vyrus pačius, pavyzdžiui, kurie patiria smurtą, ar daug ar daug tokių vyrų tenka sutikti ir kaip galima padėti jiems toj situacijai? Ar daug vyrų patiria smurtą ir ar daug jų kreipiasi, tai aš galiu pasakyti, kad dažnu atveju ir tą byloja ir savigalbos mūsų organizuojamos grupės ir emocinės paramos skambučių analizės rodo, kad dažniausiai jie kreipiasi ne dėl smurto, bet smurtas pokalbio metu arba konsultacijų metu pradeda lysti, bet tam reikia tarsi, užsitarnauti tam konsultantui pasitikėjimą, kad išdrįsti pasakyti, kad tai, kas, sakykime, paki dabar juoduoja, tai nėra statybų aikšteliai prasileistas kažkoksai šaka ir taip toliau, kad tai yra tai, ką tenka patirti ir kad tai yra gėda apie tai kalbėti. Tai, pavyzdžiui, Jungtinėse karalystėse, Australijoje ir keliose Amerikos valstijose šiandien dienai yra linijos vyrams patiriantiems smurtą. Ir atrodytų, jeigu šiandien dienai emocinės paramos skambučių jau yra sudėtinga sulaukti, žinot, nes, kalbėti apie jausmus tai yra vieni dalykai ir tai jau yra pakankamai didelis iššūkis vyrui, sakykime, kuris daugiau veikia per protą, per strategijas, o ne per jausmus. Dažnu atveju vyrų tas jausmų pasaulis yra mažai pažintas, jie nemoka įvardinti tų jausmų arba juos suprojektuoja, galvoja, ką jie galėtų jausti tokioje situacijoje. Tai užsienio patirtis kai kurių valstybių rodo, kad pradėjus turėti tokią anoniminę, 100% anoniminę, kur nėra jokių netgi ataskaitų, jokių tenai, pateikiamų duomenų liniją, kur gali skambinti smurtą patiriantis vyrai. Tai Australijos pavyzdys, ten yra netgi linija, kuri jau turi virš 10 metų patirties, byloja, kad vyrai kuo toliau, tuo labiau atpažįsta tą patiriamą smurtą ir skambina į liniją, konsultuojasi su konsultantais ir netgi gauna psichoedukacinius tokius nuorodas, ką reikėtų daryti tokiuose situacijose, kuriuose jau reikėtų kreiptis į įstaigas, policiją ir kitas įstaigas ar departamentus. Mūsųgi atveju skambučių kalbėti, jeigu kalbėti iš emocinės paramos skambučių apimties, tai nėra top 5 tema, dėl ko vyrai skambina. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurio kartais yra užsimenama, bet toj pat normalizuojama, kad bet čia netaip svarbu. Taip, prieš mane keliama ranka, manim manipuliuoja, bet netai svarbu, man dabar reikia surasti sprendimą tam tikrą. Tai kitaip tariant, smurtas prieš vyrus, net nebejoju, jisai yra, bet šiandien dienai nežinau, ar mūsų visuomenė, kalbu apie Lietuvą, yra pasiruošusi labiau dirbti ir su vyrais smurto aukomis. Tuo pačiu norėčiau, Eglė, dar ir pastebėjimą vieną pasakyti, ar ne, kad mes šiandien dienai žinome, kad smurtą patiriančios aukos gali ir su jomis susisiekia specializuotos pagalbos centro atstovai, ar ne, ir tokiu būdu gaunama visokeriopą ir emocinė, ir psichologinė pagalba, ir kiti dalykai padedama išsikelti arba iškelti ar suteikti laikiną apgyvendinimą. Bet mes suprantame labai puikiai,
kad ten didžiąją apimtim yra moterų organizacijos. Tai yra, jeigu aš neklystu, pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet iš principo SKPC paslaugos Lietuvoje teikia išskirtinai moterų informavimo centrai ir kitos įstaigos kaip jūsų Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, kurių iš principo, pataisyk vėl mane, jeigu aš klystu, pagrindinė misija yra padėti moteriai. Ir kai mes kalbėjome su Klaipėdos rajono specialistais iš policijos, sako, vyrai netgi gaudami lankstinukus, kreipkis pagalbą, šnekėk, spręs problemas, kai jie sužino, kokia organizacija jiems teikia pagalbą, ypač jeigu jie patiria smurtą prieš moteris ir kreiptis į organizaciją, kur ir specialistė, konsultantė yra moteris, čia yra barjeras, kurio jie nepraeina. Tai šiandien dieną aš manau, kad tam tikrą žodžio prasme visos galimybės smurto aukai nepriklausomai nuo lyties yra gauti pagalbą, bet tuo pačiu tai ir yra vyrams barjeras tą pagalbą priimti, todėl kad juos galimai gali konsultuoti moteris, kita moteris, bet moteris ta pati lytis, nuo kurio jisai, pavyzdžiui, patyrė smurtą. Arba kalbėti su moterim apie tai, kokį smurtą aš patiriu, jau man savaime gėdos jausmas gali ateiti išprojektuotas. Tai va. Taip, labai suprantama, nes tikriausiai vertus rolės, lygiai taip pat mes kvestionuotume, jeigu moteris turėtų galimybę kreiptis tik į centrus, kur vien tik vyrai dirba ir pagalba koncentruota labiau į pagalbą vyrams, tai lygiai taip pat būtų, tas atrodytų keistai ir nelabai realistiškai kaip pagalba, ne? O apskritai, kokias tendencijas matai tarp vyrų, kurie ieško emocinės pagalbos? Kas juos paskatina tos pagalbos ieškoti, ar gal kaip tik sulaiko? Tai kas paskatina, tai kas be ko labiausiai paskatina artimoji aplinka ir draugai. Tai visų pirma, mes galėtume atskirai kalbėti apie skirtingas kartas. Vat, pavyzdžiui, po nepriklausomybės metų gimusi karta, jinai turi vienokius įsitikinimus, nes pradėkime nuo to, kad jau net mokyklos yra psichologai, socialiniai darbuotojai, jie kalba apie elgesį netinkamą ir taip toliau. Sakykime, tie, kurie anksčiau yra gimę, tokie kaip aš tuo metu, kai mokinausi, psichologų mokyklose nebuvo. Taigi mes visą laiką žodį psi naudodavom, pridėdami kažką kaip kažkokią vietą, kur tiems, kuriems kažkas su galva negerai. Tai šiandien dienai jaunesnės kartos atstovai labai drąsiai renkasi ir patys pagalbą ir, sakykime, šiandien dienai pasižiūrėjus statistiką, vien 24-25 metų į mūsų centrą besikreipiančių amžiaus vidurkis yra 32 metai vyrų. Tai rodo, kad šita karta gana drąsiai eina į kontaktą, šnekasi ir taip toliau. Vyresnės kartos atstovom tai dažniausiai yra galima maksimum, dėl ko jie mumis kreipiasi, tai yra, sakykime, priklausomybių konsultantai ir taip toliau, bet iki visų kitų. Ir ypač svarbu, kad priklausomybių konsultantas būtų vyras ir ypač svarbu, kad jis pats iš duobės būtų pakilęs, o ne teoretikas kažkoks, tai dar net ir yra tam sąlygų. Ir kad būtų tai nemokama ir kad tai būtų konfidencialu ir taip toliau. Tai, žinot, reikalavimai visai nemenki mūsų įstaigos specialistam. O kas stabdo, tai, kas be ko jūs suprantate, ne, kad, kaip ir kalbėjome, kad stabdo vis dar tam tikri gajus įsitikinimai, kad vyras turi susitvarkyti pats. Tai aš pavadinčiau galbūt, nenorėdamas labiau įsiplėsti į tokį toksiško vyriškumo perspektyvą, kad, vyras turi būti tvirtas, kietas, savim pasitikintis, galbūt netgi padedantis, pastatantis moterį į vietą, elgesio prasme. Vis dar atkeliauja iš senesnių kartų, iš kultūrinių skirtumų, šitie dalykai, tai yra su vyresnės kartos atstovais gana didelis iššūkis juos prisikviesti, todėl jų artimieji, o Eglė pridursiu, dažnu atveju, kas paskatina pas mumis dar ateiti, tai yra pasirinkimas. Pasirinkimas, kurį suformuoja jų žmonos, draugės arba dukros. Arba tu eini pagalbos, arba mes, pavyzdžiui, skiriamės, arba mes tavęs nebelankysim ir taip toliau. Taigi, kitaip tariant, jis yra įterpiama į sąlygą arba žengti tą žingsnį,
Ir dažnai netgi moteris nori užregistruoti savo vyrus į konsultacijas ir mes nesutinkame su šituo keliu ir sakom, viskas tvarkoja, girdim, kad rūpi ir labai gerbėme jumis, bet visgi vyras pats turi paskambinti ir užsiregistruoti. Tai žinot, mes nenorime apžaisti, kad imkite tą vyrą ir suremontuokit, padarykite įtinkamą, kad vyras pats turi visų pirma norėti, turėti pakankamai vidinės motivacijos, eiti pokyčio keliu. Tai va čia yra didžiausias tas iššūkis, kaip atrasti tą vidinę motivaciją pokyčiui, jeigu to pokyčio reikia. Arba kartais pakoreguoti elgesį, jeigu jis yra netinkamas prieš aplinką. Na, o jaunesnės kartos atstovai, gal teko girdėti, gal ir jums, Egle, apie genčių projektą, kuris gana plačiai Lietuvoje išplitęs, tai yra savigalbos grupės. Tai rodo, kad jaunesnės kartos atstovai puikiai renkasi tas grupės, kalba apie emocijas, šneka, žymiai mažiau stereotipizuoto požiūrio, koks aš turiu būti, ieško savęs labiau jaunesnioji karta, jie nebijo nueiti pas psichologą, psichiatrą, viskas ten yra tvarkoj. Visgi vyresnės kartos atstovam, tenka, ir jie, žinot, savo savigalbos grupės turi. Jie jas turi žvejų klubuose, medžioklės klubuose, kai kurie turi sporto klubuose arba sporto salėse, eidami žiūrėti tam tikras varžybas, dar kažką, jie turi savo grupės, kai kurie netgi turi savo kavines, barus, kur ten sėdi ir irgi teikia vieni kitiems emocinę pagalbą. Tik dėja ne visą laiką jinai yra efektyvi ir paremta dar ir, sakykime, išgėrusio neadekvataus lygmens pagalba. Bet taip veikia vis dar sistema ir, žinot, kai kuriais atvejais mes sakom, patekti ten nėra taip lengva. Jie sako, mes turim savo formatą ir prašau prie mūsų nelysti, mums jūsų pagalbos nereikia. Tai nežinau, gal ir išsiplėčiau su atsakymu, bet jeigu, žinot, tikslinė mūsų auditorijai, kurią mes dažnu atveju siunčiame socialinės žinutės, tai yra tų žmonių, šiuo atveju vyrų artimieji, kad žiūrėkit, jūs žinokit, kad yra tokia pagalba, galbūt padėkite tą pagalbą krizėje išgyvenančiam vyrui paskaityti, atrasti ir sakykime, kreiptis, gal paskatinkite, gal palaikykite, gal pabūkite kartu su juo morališkai, pasidžiaukite, kad jis tą žingsnį deda ir tada pasitikėkite organizacijai, kurie jis ateina, kurios tikslas padėti tam žmogui. Labai gražiai užbaigiai mintį, Dariau, ir šito vietoj gal aš ir sustosiu, labiau tavęs nebeužlaikant. Ačiū labai, Dariau, už šį pokalbį, už šias žinias ir labai tikiuosi, kad tai bus tikrai naudinga mūsų visuomenė, mūsų klausytojams ir išgirs būtent tai, ką tu norėjai ištransliuoti. Jo, ir aš gal pabaigai, jeigu galima pasakyti tokią raginančią žinutę, kad visų pirma, kreiptis pagalbos yra didžiausios drąsos ir stiprybės ženklas, o ne tylėjimas ir užsiverimas. Taigi, kaip svarbu nelikti vieniems savo bėdoje ir kreiptis tie, kurie pasiruošę ištiesti pagalbos ranką. Tai reikia žengti tą žingsnį.